Projektas bendrai finansuojamas Vilniaus miesto savivaldybės, veiklos vykdomos per projektą Muay Thai ir Vilniaus jaunimas. Tai dabar pradėsim apšilimą, o po to jau visa Muay Thai technika ir turbūt 20 raundų sparingą, ne, nes visi sparingai ištroškę esame. Gerai, pradėjom bėgti visi ratu. Bėgdami sukam galvą 3 kart į vieną pusę, 3 kart į kitą. Pratimas, kuriuo mums nereikia priimti kaip technikos, nes mes ne boksininkai, nenardom pro ranką, nes pralindus galima gauti iš kelio, bet čia šildom nugarą, pralindimais šiek tiek įtupsą darot ir šiek tiek pasilenkimą. Ir taip 30 sekundžių vienas, 30 sekundžių antrasis, tokie bus 3 ratukai poroje. Šiandien įvyko 7. atvira Muay Thai treniruotė, kuri yra vykdoma pagal projektą Muay Thai ir Vilniaus jaunimas. Tai noriu pasidžiaugti, kad kiekviena treniruotė subūrė vis didesnį būrį sportininkų, mėgėjų arba šiaip besidominčio jaunimo, kurie nori išbandyti, kas tai yra Muay Thai. Ir kas smagu, kad po kiekvienos tokios treniruotės mes salėje sulaukiam po 4-5 naujus žmonės, kurie ateina va čia pasibando, jiem patinka ir jie prisijungia prie mūsų sporto klubo ir tęsia treniruotės jau sporto klube. Tikiu, kad tokias treniruotės mes ne tik šiais metais darysim, bet pratęsim tą tradiciją ir kitais metais, nes matom, kad daug jaunimo įsitraukia į Muay Thai. Ir taip papildo mūsų gretas, jie, aišku, tuo metu ne kažkur slampinėja gatvėse, bet sportuoja ir palaipsniui net pradeda ruoštis varžybom. Siekti aukštumų ne tik savo asmeniniam gyvenime, bet ir sporte. Dar vienas toks labai malonus momentas, kad būtent šioje treniruotėje dalyvavo Vakaris Didika, kuris tapo Baltijos Muay Thai profesionalų čempionu. Ir jis čia atvyko jaunimui parodyti savo čempiono diržo. Visi turėjo galimybę pačiupinėti, pasidžiaugti ir galbūt pasvajoti apie save, kad ir jie ateityje sportuodami pasieks tokių rezultatų kaip Vakaris. Tai čia labai geras pavyzdys, kai aukšto meistriškumo sportininkai rodo jaunimui gerą pavyzdį ir juos nukreipia gerą kryptim. Aš prisidedu prie Vilniaus bendruomenės Muay Thai augimo ir noriu, kad kuo daugiau jaunimo domėtųsi sportu, sportuotų tokį sportą kaip kovinio menų sportą Muay Thai, ateitų pas mus į klubą ir tobulėtų ir būtų daugiau tokių pasiekimų, ne tik Martynas, aš su tokiais diržais, bet kad ir daugiau, kad į pasaulio čempionatus, kad Lietuva skintų pergalės ir galėtume didžiuotis tuo. Tai šiandien atėjau būtent su šituo diržu, nes norėjau įkvėpti jaunimą, kad jie pamatytų, pačiupinėtų, paliestų ir patys pradėtų svajot, kad bus čempionais, dirbtų ties tuo klausimu. Tai kad paskatinčiau jaunimą ne vien svajot, bet ir dirbti ir pasiekti savo rezultatų, tikslus. Jeigu jaučiat, kad reikia įmušt keliu, įmušat keliu. Naudodamasis progą norėčiau visus jaunuolius pakviesti mūsų sporto klubą į Jasiūnas Team, treniruotis Muay Thai, užsiimti sportu
siekti sportinių aukštumų, būtent šalia mūsų profesionalų, šalia tokio kaip Martynas Jasiūnas, kaip Vakaris Didika, kaip Augustas Bagdonas, kaip Rytis Didika, kurie garsina Lietuvą pasaulyje ir taip tapti Lietuvos Muay Thai bendruomenės dalimi. Be galo džiugu matyti, kad šaltą žiemos rytą visi čia karštai dirba. Rankos aukščiau pakeltos. Kaip tikri profesionalai, 10 raundų šiandien bus atlaikę. Greitai turi dirbti. Projektas bendrai finansuojamas Vilniaus miesto savivaldybės, veiklos vykdomos per projektą Muay Thai ir Vilniaus jaunimas.